Šiaulių kraštas – tai pramonės įmonės, keliai ir visame Pabaltyje garsus Radviliškio geležinkelių mazgas, pasipriešinimo kovas menančios vietos, peizažinio tipo Burbiškio dvaras, Raginėnų piliakalnis, Raudondvaris, Šeduvos Velnių malūnas. Rudens rytmetį, krentant lapams, vykstame į Burbiškio dvarą, esantį netoli Šeduvos. Mus kaip Marijos žemės gyventojus pasitinka gailestingoji Dievo motina. Tai akmenyje sustingęs jauno skulptoriaus Kazimiero Ulenskio polėkis. Kaip ir anais laikais, ramus Dievo motinos žvilgsnis ir sutinka, ir palydi kiekvieną lankytoją. Beeidamas vingiuotais parko takais, pasijunti lyg 1692-aisiais, kai čia šeimininkavo pirmieji dvaro savininkai Burbos. Tarsi sustojo laikas, ramybė ir palaima užlieja sielas. Būta kilnių žmonių, puoselėjusių grožį, kūrusių romantišką aplinką. 28 hektarų plote vien tvenkiniai supa 15 salų. Tiltai ir tilteliai vilioja aplankyti kiekvieną iš jų. O šiuose tvenkiniuose tarsi paskendo ištisa lietuvių tautos istorijos epocha. Dvaras buvo nuniokotas, sudaužyta ir sulaužyta viskas, ką galėjo įveikti žmonių rankos. Net paminklų garsiausiams mūsų žemės žmonėms, Vytautui Didžiajam ir Adomui Mickevičiui, niekas nepagailėjo. Bet yra vilties, kad ne viskas prarasta. Parkas dabar atgimė muziejaus pavidalu. Nenuilstantys muziejininkai surinko daugybę tarpukario epochos daiktų, tačiau tik vieno kambario grindys mena anų laikų žmonių žingsnius. Dėkingumas užlieja sielą žiūrinti pagarbiai pakabintą pagyvenusio žmogaus portretą. Tai paskutiniojo Burbiškio dvaro savininko sūnus Adomas Baženskis. Tarpukario metais nerūpestingą vaikystę praleidę šiame dvare. Gyvenantis Lenkijoje, Asta ir Adomas Baženskiai Burbiškį padovanojo Daugybinės muziejai. Daugybę kartų apdainuotas lietuviškas kaimas grimzta į nebūtį. Išeina paskutinioji karta žmonių, kurie arė pasikinkę arklius, dalgiai skirto javus, naktimis pragilais kūrė. Bet tautos atminty kaimas turi išlikti. Gražiame Daugybinės upės slėnyje, senoje kaimavietėje, 18 hektarų plote įkurtas kaimo buities muziejus. Kaime stovi 28 pastatai, 18 iš jų priklauso muziejai. Atkuriamas Kleboniškių kaimo sodybas, paryškina įvairios tvoros, kryžiai. Čia užsilikę 20 amžiaus pradžios žemės ūkio technikos stebuklai.
1926 metų traktorius. XIX amžiaus pabaigoje Anglijoje pagamintas lokomobilis, medinė kuliamoji. Kaimo pakraštyje veikia 1884 metais statytas Kleboniškių vėjo malūnas. Gėlės negyvenamų namų languose sukelia seniai praėjusio kaimo gyvenimo ilgesį. O žalmargė ne vienam lietuviui nuo Žagrės yra gero pasiturinčio gyvenimo simbolis. Mažai kas beatmena, iš kokios pigios ir ekologiškai švarios medžiagos praeity buvo statomi ūkiniai pastatai. Reikėjo tik lauko akmenų, žvyro ir molio. Lyg žado netekę, stabtelkim prie koplytėlės. Nieko panašaus kitur nesame matę. Čia kažkoks toks neįprastas. Šiaip koplytstulpiai paprastai, o čia toks neįprastas. Namelis. Ten tokie mažos bažnyčios. 1654 metais Šeduva gavo savivaldos teises, nes Jono Kazimiero žmona Marija Liudvika Gonzaga tapo Šeduvos šeimininkė ir globėja. Ji miestui padovanojo Gonzagų herbą, baltą erelį su trikampia lelija ant krūtinės. 2007 spalio 14 dieną Šeduvoj buvo atidengtas paminklas partizanams. Gonzagų erelis didingai sklandė virš šventiškos nuotaikos apimtos miesto aikštės, tarsi norėdama susieti visas istorinės epochas. Šeduvoje 1642 metais didikas Jeronimas Valavičius pastatė didžiulę mūrinę Švento kryžiaus atradimo bažnyčią. ...1799 metais bažnyčiai gerokai apdegus, klebonas Poniatovskis su parapiečiais netrukus ją atstatė. O 1905 metais klebonas Šaločka su parapiečiais ją padidino. Įrengė 4 gražius gipsinius altorius, sakyklą, krikštyklą. Bažnyčia yra renesanso kultūros paminklas, turintis ir vėlyvojo baroko, ir klasicizmo elementų. Norėdami pabrėžti savo giminės reikšmę, didikai statė didingus rūmus. Žemvaldžio sodybos pavadinimas taip pat turėjo pabrėžti jo išskirtinumą visuomenėje. Pavadinimai buvo suteikiami kuo įspūdingiausi. Girdėdami pavadinimą Raudondvaris, įsivaizduojame raudonąjį dvarą, pro kurį Nevėžis vandenį savo ink Nemuną varo. Tačiau netoli Šeduvos randame kitą Raudondvarį, kurį 1789 metais nusipirko baronai von Ropai. Šis dvaras yra vos už 2 kilometrų nuo Šeduvos, link Panevėžio važiuojant. Rūmus pastatė Otto von Ropas 1840 metais, suteikdamas jiems romantizmo formas ir neogotikos bruožus. Raudondvaryje dar randame 1988 metais pastatytą paminklinį akmenį, kuriame perskaitome: šioje vietoje bus pastatytas monumentas Lietuvos atgimimui.
Prie kelio stovi dar tarybiniais laikais pagarsėjęs Velnių malūnas. Labai svarbus traukos centras pramogauti mėgstantiems keliautojams. Velniai yra velniai, jie ir dabar vilioja žmonės, ypatingai rafinuota aplinka, kurioje nerastume beveik nieko, kas būtų bent kiek panašu į lietuviškąją kultūrą. Bet užsukti prie malūno verta. Į šiaurės rytus nuo Šeduvos dunkso nelabai aukštas, bet didingas Raginėnų piliakalnis. Tai dalis Raginėnų archeologijos paminklų komplekso, kurį sudaro net 12 objektų. 15 metrų nuo piliakalnio yra pylimas. Tarp pylimo ir piliakalnio būta 10–15 metrų pločio griovio. Sakoma, ant šio kalno šėldavusios raganos. Taip piliakalnį ir pavadino Raganų kalnu. Šalia piliakalnio kalvoje yra Raginėnų pilkapynas. Jie yra tyrinėję daug žymių praeities Lietuvos archeologų. O prie Daukonių aukuro akmens vaidilutės atlikinėdavo senoviškąsias apeigas, gal kūreno ir šventąją ugnį.